Daugelis žmonių ateina pas Dievą tikėdamėsi, kad Jis pataisys jų gyvenimą, sutvarkys santykius, suteiks ramybės, duos stiprybės. Bet Evangelijos esmė nėra tame, kad Dievas ateitų ir patobulintų mūsų seną gyvenimą. Jis ateina tam, kad sukurtų naują. Kas yra Kristuje? Tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Antras laiškas Korintiečiams 5:17. Dievas neklijuoja mūsų įtrūkimų. Jis duoda naują širdį. Aš jums duosiu naują širdį ir įdėsiu jūs naują dvasią. Ezekėlio 36:26. Tai nėra išorinis pakeitimas. Tai vidinė transformacija. Kai Jėzus įžengia į žmogaus gyvenimą, Jis nepalieka nieko taip, kaip buvo. Tai ne gyvenimo pagerinimas, o prisikėlimas iš vidaus. Senasis žmogus gyvena savo, o naujasis Kristuje. Senasis žmogus ieško kontrolės, naujasis pasitikė Dievu. Senasis žmogus gyvena baimėje, o naujasis malonėje. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Galatams 2:20. Tikras tikėjimas nėra bandymas padaryti savo gyvenimą šiek tiek geresnį. Tai leidimas Dievui jį perrašyti nuo pradžios. Ir kai Dievas kūrė naujai, tai, kas buvo prarasta, įgauna prasme. Tai, kas buvo sulaužyta, tampa jo šlovės liudijimu. Ir žmogus, kuris anksčiau buvo tamsybėje, tampa šviesos nešėju. Mintis apmąstymui. Kristus neatėjo tam, kad padarytų tave geresniu žmogumi. Jis atėjo tam, kad padarytų tave nauju žmogumi.